Jeigu apie kiekvieną skyrybos ženklą šitaip galvoti nenori, tai tam yra tam tikros skyrybos taisyklės, kurias galima išmokti. Taigi čia yra skyrybos ženklai, po kurių reikia visuomet dėti vieną tarpelį. Tai yra šitie skyrybos ženklai yra skiriami tarpu po ženklo. Prieš juos tarpas niekada nebus dedamas. Toliau yra ženklai, kurie yra skiriami tarpais iš abiejų pusių išorėje. Kitaip tariant, skliaustuose, jeigu yra žodžiai, jie turi būti prilipę prie skliaustų, o išorėje turi būti palikti tarpeliai. Štai čia tarpelis ir štai čia tarpelis. Lygiai tas pats su kabutėmis. Kabutėse parašytas tekstas turi būti prilipęs prie kabučių, o išorėje turi būti tarpai. Jeigu yra ilgas brūkšnys, vėlgi, jeigu dedame tarpus iš abiejų pusių, tai jos dedame. Jeigu nededame tarpų, tai nededame iš abiejų pusių. Negali būti taip, kad vienoje brūkšnio pusėje yra tarpas, o kitoje nėra. Toliau yra kitokie skyrybos ženklai. Pavyzdžiui, jeigu iš eilės eina kabutė ir taškas arba kabutės ir kablelis, juos kartu apjungiame. Jeigu sakinio gale eina skliaustas ir taškas arba skliaustas ir kablelis, juos apjungiame. Su brūkšneliais trumpais ir ilgais brūkšniais yra šiek tiek kitaip. Štai čia yra pavyzdžiai, kada brūkšnį skirti, kada neskirti. Tai pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai intervalas skaičių, pavyzdžiui, nuo tokių iki tokių metų, arba nuo 1 iki 2 kilogramų, nuo 12 iki 14 valandos. Kai dedame brūkšnį, jis visada turėtų būti ilgas ir be tarpų. Toliau, jeigu prie skaičiaus yra pridedama kažkokia tai galūnė, pavyzdžiui, 5, 6, 1, 2, brūkšniukas visuomet turi būti trumpas ir tarpų negalima dėti. Kai yra tas pats asmuo arba objektas, pavyzdžiui, muziejus akvariumas, tai yra vienas pastatas, bet jis turi 2 funkcijas. Tai tada tarp jų bus trumpas brūkšnelis be tarpų. Toliau, vienas ir tas pats asmuo, pardavėja, kasininkė, tarp jų yra trumpas brūkšnelis ir be jokių tarpų. Toliau, kai yra praleistas kažkoks tai žodis. Pavyzdžiui, aš vakar dainavau, o ji vakar šoko. Vietoj žodžio vakar yra ilgas brūkšnys ir išskirtas tarpais iš abiejų pusių. Kitas pavyzdys. Vilnius yra Lietuvos sostinė. Vietoj žodelio yra ilgas brūkšnys išskirtas tarpais iš abiejų pusių. Aš esu geriausias mokinys. Brūkšnys yra vietoj žodžio esu, jis turi būti ilgas ir tarpai turi būti iš abiejų pusių. Štai ir visos skyrybos taisyklės.